Naujame reabilitacijos centre Gema Antakalnyje, Bystryčios gatvėje turime puikias sąlygas mamytėm ir jų mažiesiems. Programėlę galima pradėti dar tada, kai vaikelis yra mamytės įsčiose. Besilaukdama mamytė gali ateiti pas mus į naujai įrengtą baseiną ir atlikti mankštos pratimus. Na, o gimus vaikeliui tikrai puikia procedūra mažylio plukdymas, kada mamytė su mažuoju lipa į baseiną ir išmoksta plaukti. Kiekvienai reikia pabandyti lipti ir suprasti, kad tai yra sunkus darbas plukdyti vaikus, nes tai jau reikia išlaikyti. Aišku, ir mamytės ugdoma valia tokia kaip ir nebijoti dėl vaiko, kad viskas yra gerai, viskas tvarkoj ir jokių baimių, kad nebūtų. Stiprinam vaikų raumenyną. Sakykime, kartais mankštose yra sunkiau su vaiku susitarti negu vandenyje. Mes ir ne tik mankštinam, kad stiprint raumenyną, mokom ir plaukimo judesių. Vaiką pripratinam prie vandens ir ateityje mokome jį plaukti, kaip būtų geriau plaukti. Čia yra tas pats faktorius, kad mamytės tarpusavy bendrauja, susitarė ir vaikus mes mokome nardyti, taigi vėlgi pripratimas prie vandens. Ežere tikrai negražus, nors mažas, bet labai gudrus. Valentuk, ar su mumis draugausi? Mykolas ir Neringa paklausė. Žinoma, vaikai, atsakė jis. Ešeriukas Valentukas jau nebe mailiukas, visą ežerą perplauti gali jis. Ešeriukas Valentukas gyvena po tiltuku, kai užaugs bus didelis ešerys. Ešeriukas Valentukas gyvena po tiltuku, kai užaugs bus didelis ešerys. Ešeriukas Valentukas jau nebe mailiukas, visą ežerą perplauti gali jis. Ešeriukas Valentukas gyvena po tiltuku, kai užaugs bus didelis ešerys. O šuolis, aštesnį laiko. Aštesnį laiko. Teko labai daug skaityti, yra didelė nauda baseinas. Ir imunitetui vaiko, ir mankšta, ir raumenukų tonusui mums padeda, nes šiek tiek yra įsitempęs, tai girdėjom, kad baseinas yra labai gerai atpalaiduoja. Mes nuo pat gimimo plaukiojom vonioj, tapo ankšta vonia. Tai atėjom čia ir mums labai patinka. Norėtume labai stipriai padėkoti mūsų kineziterapeutei, kuri veda tiek mankštos procedūras, tiek vandens procedūras, tai yra Viktorijai. Na, iš tikrųjų, tai vienas iš nuostabiausių žmonių, kuriuos man teko pažinti. Na, apskritai puikiai instruktorė, puikiai trenerė.
tiek mamoms, tiek vaikams, nes mes iš tikrųjų gaunam savo dėmesio, gaunam vaikams labai daug dėmesio. Na, žmogus moka elgtis tiek su vaikais, tiek su mamam, o tai, manau, yra retenybė, kad toks žmogus būtų, na, viename asmenyje, taip kad, na, super, labai džiaugiuosi, kad turim tokią instruktorę. Nauda yra, aš manau, keleriopa, pradedant vaikui sveikatui, imunitetui, taip pat ir mamai be abejo. Ir dar kitas dalykas, tai yra lygiai taip pat mamai išėjimas iš namų, aplinkos pakeitimas, plėtimas savo galų gale pasaulėžiūros, galima ir su kitom mamom visą laiką smagu susitikti. Ir vaikui lygiai taip pat pabendrauti, pamatyti kitą aplinką. Taip, visą laiką smagu yra, ne tik naudinga, bet smagu tiesiog. Kiek daug puikių emocijų patiria ir mamytė, ir mažylis. O teigiamos emocijos tikrai sustiprina ryšį tarp mamos ir kūdikio. Mažylis greičiau auga, stiprėja ir pastebėta, kad ne tik išmoksta plaukti, bet tokie vaikučiai ir greičiau atsistoja ant kojų, greičiau pradeda ropoti ir vaikščioti ir žymiai pralenkia savo bendraamžius.